Slovenai yra tikrai labai protinga komanda, man labai imponuoja jų žaidimas. Yra talentingas treneris labai, Lenkijoje dirbantis ir tikrai iš Turo gal tokio vidutiniokų komandos išvedė į finalą jos. Ir man yra tekę su juo anksčiau bendrauti, puikus žmogus ir labai puikus treneris. Žaidėjai yra labai talentingi ir aš tarp kitko net prieš čempionatą sakiau, kad jie geriau žais be tų savo žvaigždžių, negu surinkę visus tos krepšininkus, kuriuos norėjo. Nes jų jauni krepšininkai yra labai talentingi, neturi jokio, reiškia, kaip čia pasakyti, kaip tas žodis, padėkit man, nes man dar toliau angliškai žodžiai, reiškia, neturi jokio drebulio, tokio, taip, jie labai užtikrintai žaidžia, plius turi tokius visuotinai pripažintus lyderius kaip Smodišas, kaip, reiškia, Lakovičius ir su jais bus tikrai labai nelengva žaisti. Ir 100% aš esu įstikinęs ir jeigu mes dar šiandieną turėjom, viskas daugiau nebesiplėsim. Kai žaidėme Akropolio turnyre, buvo viena komanda, o dabar žymiai geresnė, nes kadangi Lakovičius žaidžia. Ir labai bus svarbios varžybos mums, nes mes norim pirmą vietą užimti po grupį. Ir aš manau, jie yra ir jau irgi be pralaimėjimo, aš manau, bus labai sunkios varžybos. Ir keletą lyderių į komandų yra. Tame tarpe Lakovičius ir Nesterovičius ir tas pats Smodišas. Žodžiu, yra labai gerai organizuota komanda. Noriu paminėti tą. Tai tiek. Slovenai bus labai sunku. Slovenai labai gerai žaidžia labai paprastą krepšinį, daug neišradinėja, kaip sakant, dviračio ir turi tikrai žaidėjų kiekvienoje pozicijoje, kurie tokie universalūs, gali pataikyti iš toli. Aišku, Lakovičius žaidimą savo rankose laiko ir, sakau, tai komanda, kuri visus aplošė savo drausmę, paprastumų, sakykime, to, ko mum irgi dar vis dėlto kažkiek tai reikia. Ir manau, kad tikrai bus labai sunkios varžybos. Kiekvienas varžovas dabar yra pavojingas. Negalima nei vieno išskirti, kadangi bet koks atsipalaidavimas gali brangiai kainuoti. Ir rungtynės poryt bus, aišku, labai sunkios, kadangi Slovėnai irgi neturi pralaimėjimų. Tai bus praktiškai dėl pirmos vietos grupėje kova. Ir tų varžovų daug pavojingų. Negalėčiau vieną išskirti, iš kurio tai. Nu, jau kartą žaidėm, bet dar tos varžybos, aišku, nieko nereiškia, dabar tas bus matyti kaip sužais, reikia visas varžybos laimėti, užsitikrinti pirmą vietą, taip kad labai rimtos varžybos.